Sveikas, teisas. Šiandien norėčiau parodyti jums kokius vieną iš užsiėmimų, tai ką mes veikiame laisvalaikiu su Džošu, kad nenuobodžiautume namuose, nes iš mano artimų draugų žinote, kad Džošo neina į darželį, būname namuose, tai tenka prisigalvoti visokių įdomių užsiėmimų, kad vaikas nenuobodžiautų ir lavintųsi. Tai šiandien parodysiu, ką mes pagaminame. Mes pagaminame tokią lelę su burna. Dar vardo neišrinkome, bet greitu metu išrinksime. Čia yra užsiėmimas toks labai geras, angliškas terminas būtų motor skills, kurie padeda lavinti kalbai. Vaikas turi imti pupeles ar bet ką kitą, ryžius galit naudot, pupeles, viską, ką tik norit. Įkrito? Įkrito. Taip, palaukit, truputėlį įkrito mūsų šaukštas. Va. Ir tada vaikas ima žinelius, kažką, bet ką įdėsite ir maitina savo draugą. Čia yra skylutė padaryta, jeigu matosi jums. Ir per ją mėgina įdėti maistą. Butelio galite, iš tokio butelio galite pasidaryti kokį norit herojų, susikarpote veido dalis ir susiklijuojate. Mes dar uždėjome kepurytę ant viršaus, kad tikroviškiau atrodytų, tačiau galima padaryti, pavyzdžiui, jeigu turit namuose siūlų kokių, aš neradau, tai galima plaukus padaryti. Atsiprašau, kamera truputėlį išsijungia, bet taip, priklijuoti plaukus, ar kažką, kada tikroviškiau atrodytų ir vaikas labiau įsijausti vaidmenį maitintojo. Ir iš tikrųjų tai tokie užsiėmimai vis tik praverčia, nes galima, pavyzdžiui, po to mokyti skaičiuoti, kiek, sakykime, pupelių suvalgė draugas. Džošo, koks galvoji galėtų tavo draugo būti naujas vardas? Koks vardas galėtų būti šito? Ką? Koks vardas galėtų būti jo? Koks jo vardas? Kokį vardą jam duosi? Nema. Nema, jo vardas bus Nema? Gerai. Tai draugas Nema, galima suskaičiuoti po to, kiek suvalgė pupelių. Taip, mes jau bėgame. Ateityje daugiau parodysiu, ką mes veikiame namuose, kad visom mamom, kurios būnate namuose, nebūtų nuobodybė kažkokia, kad galėtumėte kažką paveikti įdomaus ir naudingo vaikui. Ate, padaryk Džošu, ate.